Žmonėms iš tikrųjų dažnai yra neaišku, kuo skanėstai skiriasi, pagal ką juos reikėtų atsirinkti. Tai pirmiausia, reikėtų nepamiršti, kad yra skirtingų rūšių skanėstai ir dažniausiai jie yra skirstomi į 3 rūšis. Tai pirmiausia būtų ilgo graužimo skanėstai, pavyzdžiui, ragai arba kanopos. Toliau turime dresūrai skirtus skanėstus, kurie įprastai yra supjaustyti mažais gabalėliais, ir skanėstai skirti palepinimui. Jie gali būti įvairių formų - juostelės, pagaliukai ir panašiai. Ilgo graužimo skanėstus duodame tada, kai išeiname iš namų ilgesniam laikui, tam, kad augintinis turėtų kuo užsiimti. Ir jie yra nepamainomas dalykas, kada auginame jaunus šunis, kadangi jauni šunys yra labai panašus į mažus vaikus. Lygiai kaip maži vaikai dykstant dantims kišasi į burną viską, kas papuola, tai ir jauni šunys graužia viską, kas pasitaiko jų kelyje. Tai naudodami tokius skanėstus tikrai galite sumažinti riziką, kad bus apgraužti namų apyvokos daiktai, baldai ir panašiai. Toliau turime skanėstus skirtus palepinimui ir dresūrai. Tai kuo būtent išsiskiria dresūrai skirti skanėstai, tai kad jie yra jau paruošti, supjaustyti mažesniais gabalėliais, minkšti, greitai kramtomi. Ir tai yra padaryta būtent tam, kad augintinis neužtruktų pernelyg ilgai, kramtydamas skanėstą tarp komandų. Bet kokiu atveju skanėstus reikėtų rinktis atsakingai ir visada atkreipti dėmesį į sudėtį, ieškoti, kad pirmoje sudėties vietoje visada būtų mėsa arba žuvis. Ir kad skanėstuose būtų gausu vitaminų ir mineralų, kurie stiprina skirtingas organizmo funkcijas, pavyzdžiui, širdies veiklą, kaulus, sąnarius ir įvairias kitas funkcijas. Ar dažnai galima duoti skanėstus augintiniams? Kalbant apie skanėstų normavimą, tai pirmiausia reikėtų atsiminti mitybos piramidę, apie kurią jau tikriausiai daugelis esate girdėję. Tai pirmoje jos vietoje yra sausas pašaras, kuris sudaro apie 80%. Toliau turime konservus, kurie turėtų sudaryti iki 12%. Iki 3% turėtų sudaryti papildai ir likę 5 jau yra skanėstai. Tai kaip galima suprasti, tikrai nereikėtų skanėstais piknaudžiauti ir juos reikėtų normuoti. O kiek konkrečiai jūsų augintiniui galima duoti skanėstų per dieną, pasakyti yra sunku, nes augintiniai skiriasi ne tik pagal veislę, bet ir pagal dydį. Bet kokiu atveju skanėstai yra tikrai labai geras bendravimo su savo augintiniu būdas, kurio galima ne tik motyvuoti, bet ir palepinti, dresuoti ar tiesiog užimti savo augintinį.